Na, noriu pirmoje eilėje atkreipdėmėsi, reiškia, kad trečiojo etapo programos tvirtimo, tai yra restruktūrizavimo tikslas pagrindinis. Pacituosiu. Svarbiausia šios programos tikslas teikti saugias, geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, efektyviai naudoti sveikatos priežiūrai skirtas lėšas. Taigi šitos restruktūrizacijos ir programos tikslas buvo nesumenkinti Klaipėdos ligoninių kažkokio vaidmens Respublikoje ar aplamai teikti blogesnės paslaugas, ar atsisakyti kažkokių paslaugų. Pagrindinė esmė tai yra, na, kaip dabar paskutiniu laiku girdėti, tai yra dviejų ligoninių sujungimas ir prie kurios jungsis. Na tai jeigu žiūrėti aplamai iš pacientų pusės, tai sujungus abi ligoninės, prie kurios pacientai nuo to nenukentės. Aš tai išvelgiu čia tik tai būtent administracijos klausimą, reiškia, ir galbūt vadovų, kurie galvoja, reiškia, kad prijungus vieną ligoninę prie kitos, vienas taps pavaduotoju arba visai kažkur išeis, o kitas taps jau tų dviejų ligoninių apjungimo vadovų. Tai norėčiau pasakyti, kad šiam pasaulyje ir kaip ir visur rengiami konkursai ir tvirtinami tie stipriausi, renkami stipriausi vadovai ir negali būti čia kažkokio tai automatinio sujungimo ir vienas tampa geresnis už kitą. Tai vėlgi dar norėčiau pacituoti iš tos pačios programos sveikatos priežiūrų įstaigų tinklo optimizavimas. Sveikatos priežiūros įstaigas, esančias arti viena kitos ir galinčias naudotis centralizuotomis laboratorijų, sterilizacinių, radiologinių tarnybų ūkių, teisinėmis ir kitomis paslaugomis sujungti į stambesnius juridinius vienetus. Na tai dabar pratęsdamas gerbiamo mero, reiškia, tos pastebėjimus ar priekaištus, reiškia, dėl traumų centro programos ir tų lėšų, kur, reiškia, lyg tai Klaipėdos universitetinė ligoninė buvo prašiusi iš CPA, lyg tai tos agentūros 19 milijonų tam traumų centro programai įgyvendinti, tai yra, įrengti, liaudiškai tariant. O jūrininkų ligoninė tiesiog parašė paraišką 10 milijonų. Tai vėlgi aš noriu tokį retorinį klausimą visiems užduoti. Tai ką daryti sveikatos apsaugos ministerijai, ar būtent tą įrangą, reiškia, skirtas lėšas 10 milijonų, taupant 9 milijonus, ar skirti 19 milijonų ir 9 permokėti. Nors tos abidvi ligoninės yra viena šalia kitos. Ir tie pacientai faktiškai, kurie ateina, ar į vieną ar į kitą ligoninę, perėję per tuos vartelius tarp ligoninių ir gali gauti paslaugą. Tai aš noriu merui atsakyti, kad, reiškia, sveikatos apsaugos ministerija taupo lėšas ir traumų centras bus ir man atrodo, jau pradeda įgyvendintas tas lėšas, reiškia, jūrininkų ligoninė. Na, pabaigai turbūt, dėl universitetinės kaip tokio bendro centro, tai mes ir su Seimo nariais, ir pas Seimo pirmininkė dalyvavom, ir ponas Šimaitis, lyg tai tada buvo ir kalbėjom, nieks apie tai neprieštarauja, tačiau galiu perduoti gerbiamo naujojo ministro, reiškia, Raimondo Šukio vakar kalbėtų žodžius, reiškia, jeigu miestas ir toliau, reiškia, lyg tai taip jau norės, kad dalininkas būtų jisai pats didžiausias, tačiau lėšų tam neskirs tiek, kiek reikia, tai bus pateiktas Seimui įstatymas ir mes Seime balsuosime dėl Klaipėdos miesto ligoninių sujungimo. Ir įspręsime, 141 žmogus įspręs už klaipėdiečius. Kadangi čia, gerbiamas merė, nežinau, ko norit, bet jūsų partijos kolega, reiškia, esamas sveikatos apsaugos ministras, kur jūs galit pasikalbėti ir prieš tai buvusių, reiškia, ponų Čiaplikų galėjot apsitarti, tačiau jūsų ambicijos yra aukščiau kažin ko. Taigi, noriu visus tik tai nuraminti, tiek pacientus, tiek kurie naudojasi paslaugom, mūsų Klaipėdoje pačios aukščiausios paslaugos teikiamos ligonėms ir galvoju, jos išliks. O kaip sujungti, tai sakau, jei neįspręs čia vietinių lygmenių, Seimas įspręs.